Lietuvos jūrų muziejaus augintiniai pingvinai nuo šiandien tapo Kalėdų senelio pagalbininkais. Tačiau ši misija patikėta ne visiems. Iš gausaus būrio Kalėdų seneliui talkins tik 3 pingvinukai. Pingvinukė Arktė ir 2 jos draugai vaikų Lietuvos jūrų muziejuje laukia nuo šio savaitgalio. Savo laiškus mažyliai juos galės perduoti į specialų pingvinų paštą. Kodėl paleidai? Jūs ne tik galėsite parašyti laišką Kalėdų seneliui su slapčiausiamis savo svajonėmis, galėsite įmesti į specialią pingvinų pašto dėžutę, bet ir po to pabendrausite su pingvinais. Kodėl būtent su pingvinais? Kaip žinia, pingvinai daugam simbolizuojasi su šaltaisiais kraštais. Ir iš tiesų mes manom, kad jie yra vieni geriausių Kalėdų senelio pagalbininkų. Šiuo metu Lietuvos jūrų muziejuje gyvena 16 pingvinų, visi jie išsiritę muziejuje. Nors pingvinų būrys nemažas, Kalėdų seneliui talkins tik 3 gyvūnėliai – Arktė, Aistis ir Rūkas. Pasak muziejininkų, jie patys komunikabiliausi. Pingvinų kalėdinis paštas muziejuje veikia 2 metus. Pernai Kalėdų seneliui buvo perduota apie 100 laiškų. Pernai Kalėdų senelis mums paskaitė laiškus vaikų. Aišku, šiuolaikiniai vaikai labiausiai nori mobiliųjų telefonų. Bent pernai metais Kalėdų senelis tai pasakojo, tačiau visokių yra vaikų. Kiti paprasčiausiai rašo, kad apskritai laukia paties senelį. Taip gražiai buvai paėmęs, imk laiškutį. Kalėdų senelio pagalbininkai pingvinai visų lauks iki pat naujųjų metų šeštadieniais ir sekmadieniais. Susitikti su pingvinais bus galima dieną nuo 12:30.